Labadiena, mėly futbolo gerbėjai. Nežinau kaip jūs, bet aš be galo, kaip ir kasmet laukiu Top Sport lygos starto, nes komandos dar tik tai prie starto linijos išsirikiavusios, niekas dar nėra neaišku, visų galimybės yra lygios. Kokią dabar Figueredo. Pavojinga ataka. Ar pavyks įmušti įvartį? Ir taip, mušamas pirmasis rungtynių įvartis. Maksimas Andrejevas jį pelno. Žaidėjas, kuris dažniausiai kyla nuo suolo, o nepradeda rungtynės startinėje sudėtyje, bet šiandien jis yra čia ir šiandien jis pelno pirmąjį rungtynių įvartį ir pirmąjį įvartį Gargždų Bangos sezone 2025 metais. Sezono startas, bet Gargždų Bangos komandoje jų yra. Čia pavojinga ataka, smūgis. Ir tik tai sumaištis, bet pavyksta Gargždų Bangai apsiginti. Leonardo Ribeiro ten berods smūgiavo link ir nepaliko kamuolys aikštės, perdavimas į baudos aikštelę, smūgis. Ir ketvirtasis Japonas Hegelman komandos istorijoje ir tolimas. Tai jau apšilę koją, žinosite kaip kas veikia ir galėsite. Vis tik Valdas Antužis atrodo žaidžia pakilęs kiek aukščiau. Kamuolys kirto vartų liniją. Ir fiksuojamas įvartis, na, tokia šiek tiek kurioziška situacija. Atrodo, jau ten Figueredo buvo nugriuvęs, niekas nebepaims to kamulio, bet vis dėlto pavyksta. Štai dabar pakartojimas. Čia Figueredo atlieka perdavimą atgal Norvilui. Čia vos nekrenta dar vienas rungtynių įvartį, jog didesnė dalis Gargždų. Čia pavojingas smūgis. Įmušė Aminas Benšaibas. Čia galbūt pavojinga situacija. Smūgis. Atraimas į baudos aikštelę. Čia prie kamulio suspėja. Ir futbolo akademijos Šiauliai logotipą. Čia smūgis. Svenskus. Jo smūgis. Ir ar jis gražins? Ir tai yra viskas. Skelbiama rungtynių pabaiga. Gargždų Banga 2-0 triumfuoja šiandien pirmajame Top Sporto lygos ture, nugalėdami Kauno rajono Hegelman komandą, su kuria dažniausiai jiems kyla sunkumų.